Sveikuliukai, pupuliukai. Tai ką, šiandieną randuosi vėl savo miniatiūriniai virtuvėliai ir visiškai ekspromtu nusprendžiau nufilmuoti maistą video nes turbūt visiems pasitaiko situacijų ir man labai dažnai pasitaiko situacijų, kad grįžti vakare iš darbo ir nėra laiko ir kaip mano sūnus sako, alkanėju. Ir nori valgyti ir daug ir tiesiog nori prisikišti, tai atradau vieną dalyką, aišku, žinoma, patiekalas greitas, labai sotus, jo ganėtinai daug ir kaloringumas jo bus mažas, bet, žinoma, dėl skonio nesiginčiajama. Tai va, kadangi grįžau ir nebuvau parduotuvėje, paprasčiausiai atsidariau šaldytuvą ir išsitraukiau, ką turiu. Pas mane, pavyzdžiui, visada yra tuna. Visada. Tai, kad gaučiau baltymų. Ir labai mėgstu tuną, nežinau, ar yra Lietuvoje, bet čia Norvegijoje yra tunas želėje. Tunas želė, kaip čia pasakyti, kur šitam 100 gramų yra tik 80 kalorijų ir 16 gramų baltymų. Tai visame šitame yra tik 140 gramų, tik 140 kilokalorijų ir gaunas taip, kad čia yra netgi 26, jeigu neklystu, bet virš 20 gramų baltymų, tai geras dalykas, mažai kaloringas, kurį gali maišyti ir dabar ką ir darysiu tuno salotas. Bet gal kai kam bus neįprastos, nes taip, pomidoras turėtų būti agurkas, bet agurko neturiu, nenusipirkau, bet vat reikia dabar valgyti. Tai turiu tokių, atradau, turbūt pats pirmą kartą bandysiu ir pažiūrėsim, kaip gausis patisonų salotos, paprasčiausiai, kurių taipogi energetinė vertė, ką čia mes turim, ogi turim 38 kalorijos 100 gramų. Tai aš čia jų galiu prisikrauti. Šiaip man skanius jos patinka, bandysim maišyti. Taipogi kukurūziukai. Klasika. 77 kalorijos 100 gramų. Žinoma, viską sversiu. Pasistengsiu užsirašyti, kad nepamiršt. Ir kaip aš mėgstu visada skaičiuoti kalorijas, žiūrėti kiekį, taip aš ir išmokau, kaip sakoma, žinoma, su mitybos pagalba iš ačiū Remigijau. Ir po to pamačiau tendenciją, kad žmonėm, kurie kaip aš mėgsta pavalgyti daug, tai vat tokie variantai, kada tu tikrai alkanėji, man tai idealu. Tiesiog aš pavalgau daug ir neviršiu visiškai kalorijų, kartais netgi galima sakyti, kad gaunas ir per mažai. Bet nežinau, pažiūrėsim, viską pasisversiu, sudėliosiu, žodžiu, proceso eigoje pasistengsiu viską jums parodyti, papasakoti, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš matau. Ir tai ką, einam daryti salotų gal? Tai va, šiaip dažniausiai taip nedarau, nes dažniausiai iš akies bombams irgi pasisveriu, taip niekada taip tiksliai neskaičiuoju, bet dėl jūsų pasistengsiu. Tai va, turiu lapą, susirašiau, ką čia dabar turiu ingredientus, jeigu kažkas dar pliusuosis, būtinai užsirašysiu. Ir dabar kol kas susisvėriau, tai pomidoras 112 gramų gaunasi, išeina 21 kalorija. Tunas 175 gramai 140 kalorijų, raudonasis svogūnas 45 gramai, tai apie 19 kalorijų. Tos dabar kol kas užrašiau, o toliau pjaustau, viską dėliosios, sversios ir užsirašysiu ir galutiniam tiksle pamatysit kiekį, pamatysit kalorijas ir naudingumą, ir maistingumą. Ir taip, čia bus ir baltymų, ir angliavandenių, ir truputį, ir ganėtinai pakankamai subalansuotas, sakykime, maistas, mažai kaloringas bus ir kas man patinka, kad bus baltymų, tai ir iš graikiško jogurto,
dėja graikiško jogurto labai mažai turiu, tai net nežinau, čia gal ir... Na, bet šiaip daugiau dedu, bet, kaip sakiau, parduotuvėje reiktų apsilankyti. Bet čia vat ant greitos rankos ir viskas ekspromtų hebra. Tai va, sakykime, po sporto, po dienos, po sunkios darbo dienos, tai va, statyti raumenim, toksai, va, aš manau, ir neapkrauti per daug skrandžio. Žinoma, kiekis bus nemažas, tai jis automatiškai apsikraus, bet visą tai ganėtinai gerai virškinama. Tai ką, judam toliau gamint. Pjaustom pomidoriuką greitai. Visiškai va taip paprastai viską darau. Greituoju būdu. Net neįsivaizduoju, kiek užtruksiu, bet tikrai čia neilgas gaminimo procesas. Viskas ganėtinai paprasta. Turbūt valant lentutę daugiau užtrunku. Svogunidijus. Na, darom kažką tokio. Nežinau. Irgi labai smulkiai nepjaustysiu čia. Viskas greitai ir neprofesionaliai pabrėšiu. Taip, kad, sakau, čia aš savo skoniui daraus, tai kas man patinka, žinoma, šį kartą truputį bus išbandymas su patisonu marinuotom salotom, tai man pačiam įdomu, kas man draudžia. Tai va, svogūnėlis supjaustytas, čia turbūt toliau ir pjaustymų nelabai bus. Taip, kad taip, lentutė į šoną, po to nusivalysim. Svarstyklės. Šitas pasvertas kaip ir nereikia. Ir va, tunas želėje. Toksai va. Fainas, labai gerai. Jis, kadangi tai yra želė, tai jis nei per sausas toksai gaunas. Ir toks, man patinka. Man patinka šitas. Ir derina su viskom. Tai va, dedam, po to maišam dar prasismulkins, aišku. Taip. O dabar sversim. Taip, ir rašysim. Kiek čia maždaug dėsiu iš akies. Kalbat. Šitų kokį 100 gramų kalsiu. Žiūrėsiu, kaip čia bus. Taip. 100 gramų užsirašau 77 kalorijų. Šiaip tikrai taip nerašaus, bet dėl jūsų parašysiu, nes pačiam įdomu. Ką žinau, salotų čia galima, nes jos visiškai mažai kaloringos. Nu va, 200, 200 gramų, čia turim 38, matematikai 38. Plus 38. Taip. 76. Ir vargšas mano graikiškas jogurtas, kurio mažas labai likutis, tai... Bet manau, kad ir čia jums bus taip viskas susverta, surašyta, kad... Bet čia kaip pavyzdys. Šiaip niekada nesveriu... Dabar jau anksčiau labai daug sverdavau, nu kaip niekada. Nu būna, kad pasisveriu vis tiek, nes kartais būna, bum, neaišku. Tai pasisversiu, sakau, geriau. O taip, kadangi jau tą kelią praėjęs jau 3 metai, į tuo keliu einu ir, kaip sakoma, tai aš dabar maitinuos, tai viskas kaip ir liuksiškai, žinai. Taip, 43 gramai graikiško jogurto, čia ir baltymų, aš gausiu dar biškį pliusą, apie 30 kalorijų. Ja. Tak. Ką, dar turbūt pabandysiu siračią įdėti dėl, radau siračią pas save, truputį dėl aštrumo.
10 kalorijų galim skaičiuoti. Apytiksliai. Gal ir daugiau, bet čia jau nebėra didelis skirtumas. Tai va, tai visgi gal ir nebus toks super tikslumas, bet ne visada tai yra esminis dalykas. Ir viskas. Tam taram. Aišku, nepamirškim paprieskoniuoti. Nedaug. Ir pipiriukai juodi. Nežinau. Turbūt. Ką dar? Nu, čia turbūt jau improvizuoti galima. Bet man turbūt pradžiai užteks. Viskas maišom. Ką, išmaišėm ir gavom vat tokį gerą pusbliūdį salotų, kur nu, kiekis čia tikrai nemažas. Bet dabar įdomiausias dalykas, paskaičiuokim kalorijas. Kiek šitam pusbliūdyje yra kalorijų ir gal mes galim dar kažką ir pridėti. 100. Reiks kalkuliatoriaus, palaukit. Kažko visiškai galva nedirba. Labai blogai. 363, imkim 370 čia jau su. Tai žiūrėkit, dabar variantas. 370 kalorijų. Va šitam visam. Tai čia aš drąsiai dar galiu ryžių išsivirt ir 100 gramų įsidėti, ar 80 gramų, virtų jau turbūt. Nu, čia, ta prasme, čia dar damušti galima. Galiu pasimti duonos riekę atsipjauti ir taipogi pasimti savo skaidulų papildomai. Duonos riekę galiu gerą atsipjauti. Ir sočiai pavalgyti. Sočiai pavalgyti. Tai va dabar nuspręsiu, ar gal dar dasivirsiu ir ryžių, ar grikių kokių dasivirsiu ir čia dasimesiu ir pažiūrėsim, kaip gautis. Arba prašiausiai duonos atsipjaunu ir viskas. O dabar moment of truth. Truth? Na, nekreipk dėmesio. O žinot ką? Man žiauriai patinka. Wow. Tas rūgštelė tokia irgi išmarinuoto. Eik sau. Tai va. Žinokit, labai skanu. Taip, turbūt dėl skonio nesiginčiama, bet kaip supratot, principas vienas. Čia gali improvizuoti. Pomidoras, agurkas, tai turbūt klasika būtų pomidoras, agurkas, svogūnėlis, kokį ten jau mėgstat, aš raudoną mėgstu į salotas dėti visada. Tunas, kukurūziukai, nu ir ten po to jau galit ir anglies dasimest ir pasidaryti puikią, sočią ir mažai kalorijų turinčią vakarienę ir prisivalgyti ir skaniai. Taip, kad nežinau, ar kažkam buvo naudingas šis mano maisto video ar ne, bet jeigu įdomu, tai galite parašyti komentarą, galėsiu pasistengti daugiau kažko panašaus ir padaryti, pagaminti ir parodyti, kas susiję su būtent sveikesnė mityba, su svorio metimu ir viso to, kaip sakoma, virtuvė subalansuota, labiau į subalansuotą mitybą, kurioje aš dabar gyvenu ir tiesiog kaifuoju. Tai va, ir ką dar galiu paminėti toliau, bandysiu filmuoti kažką, kontentą daryti. Kol kas turbūt esu tokiam ieškojimu labiau kely, bet realiai turbūt bus visas mano kontentas paremtas būtent mano gyvenimo potyriais, tuom, ką aš veikiu, tuom, kuo aš sergu,
apie ką aš svajoju, link ko einu, tikslų kelimu ir kaip ir kanalo pavadinimas savęs peržengimu, nes taip, kaip sakoma, nuo 208 kg nuvažiuoti virš 100 kg žemyn, tai taip, reikėjo save peržengti ir ne vieną kartą. Ir toliau siekiant tikslų, taipogi dažnai atsiduri ne savo komforto zonoje, bet jeigu turi gerą tikslą, eini link jo, tai visada būsi apdovanotas tuo jausmu, tuo malonumu ir tuo, kaip sakoma, pilnu įkvėpimu gyvenimo tikrojo. Taip kad ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad žiūrit. Jeigu kad žiūrit, čia jūsų dar nedaug, bet aš labai dėkingas jums visiems, kurie ateinat į šį kanalą. Taip, naujas kanalas ir kaip bus toliau, net neįsivaizduoju ir nežinau, bet gyvenimas parodys ir pamatysim. Žinoma, šis YouTube kanalas tai nėra mano tiesioginis užsiėmimas, tai labiau mano hobis. Šiam momentui aš negaliu sau leisti nerti stačia galva į YouTube reikalus ir tuom užsiimti pilnu laiku. Tai kaip sakoma, kaip turiu laiko, kaip gaunas, kaip ir šiandieną ekspromptu kartais, tai taip ir pafilmuojam. Ir taip, ir mokinuos kalbėti prieš kamerą, kaip matot, labai daug stringų turbūt, kaip montuosiu, pamatysiu. Ir ką daugiau pridurti? Like, subscribe, pasidalinkit su draugu ir gero jums laiko.